93 atrodo. Prieškario laikų. Važiuokit. Iki toks įdomus labai. Iki. Ne, nu paleisi pedalą bus kai vieną kartą. Tai anksčiau aš Bet jau nauja. Aš irgi dalyviu. A, gerai. Kur krenta? Keliaujam į Italiją. Keliai, bet to ne kito negali. Kits nesvarbu, svarbu, kad mes spėsim ant ano. Ieškom kur pavalgyti. Iki sekančio traukinį į Neapolį. Nu tai yra prie pat, nu tai einam kažkur užkąsti. Ten į lauką įsidėti, aš noriu, kad įsiskop. Na jau. Galėsi lauką. Mūsų kalba. Traukinį galėtų gauti. Močiutė nugrūs, paleis močiutį ranką. Su metro važiuos. Visą dieną kelionė į lėktuvai, traukiniai metro. Neapolio metro. Sveiki atvykę į Neapolį. Lygiai radom savo jau butą
Bet kur raktas dar neaišku. Netgi sustatęs. Būtas geras. Nu. Štai ir vėl traukinys praleis. Čia prie pat gyvenam. O kažkur prieš 3 valandas čia taip garsiai pralekia, galvoju, kad žemės drebėjimas prasidėjo. O dabar dar kokias 3 sykius čia pralekia. Dabar 7 rytą. Atsigersiu arbatos, eisiu pasidaryti, kas gera čia prie kanapą. Atseit turėtų matytis jūra, bet aš nelabai žiūriu. Rūks matytųsi. Buongiorno Neapolė. Na, iš tikrųjų matosi jūra. Įlanka, sakykime. Toksai biškai kaip rūkas. Kažkokios valtelės plaukia, žuvėdros skraido. Čia prie pat uostą esam. Tai manau, kad tuo eisiu lauką. Pasidaryti. Prie jūros gal prieisiu. Kažkokių čia plėstų pastatų liktai yra. Tai ką, baigiam gerti arbatą, čiuožiam į laukinį Neapolį. Būčiau ne į tą pusę nuėjęs, galvoju, kad anoj pusė yra. Jau pasirodo, kad tuoj pasisukam pataukį. Traukinį čia tarp važiuoju. Tankiai važiuoju traukinį, tai bus prie jūros. Jau pralėta traukinį. Panašu, kad pirmąsyk matau Vezuvių tenai. Neatrodo toks aukštas, jeigu čia jisai. Paplūdimys juodas. Įdomu, reis praeit, pro pasakymą, kad man tik tai pačiu galėjai. Kas irgi ten mąsto tarnai. Kažką žvejojai. Einam pažiūrėt, kas toliau tai yra. Ne, pasirodo čia Vezuvijus, o ne ten, kur rodžiu. Rytinės mišios prasidėjo. Atrodo, Vezuvijus čia pat. Nueikim pėsčiai. Netgi mašinos rėmai lieka. Man čia kažkoks atsivaitė nuleis iš ten nuleis. Čia kažkoks miesto kanalas. Smarvę jaučiu. Gal nueisim to molo dar. O čia galima nueit pagal tos apgriautus pastatus link to kamino. Daugiau jau tam bus tvoros palei visą. O kai kompanija, familija išsimegos, tai važiuosim ar tramvajum, ar kom iki senamiesčio, sakykim, ten vaikščios. Mocas suderinti. Nu, šiukšlių daug čia, šiukšlių daug. Vietinį žvėją pakalbinau angliškai, ne, nu, bet biškai ispanų italų kažką jau. Žuvis žvėja kažkokia oratė, žuvis žvėja. Kol kas nieko nepagavo. Čia gal būti visi pastatai ir griuvėsiai ir kokia 19 amžiaus. Čia kažkokios gamyklos buvo. Čia pramoninė zona. Jūra gražino plodarai, bačkos. Ir čia tie buvę pramoniniai pastatai, fabrikai kažkokie.
tą vietą liktai, o gal ne tavo, nesvarbu. Šliapantas. Netgi tokių vaizdų Opel Kadett panašu. Štai jums ir Neapolis. Kas čia per figos auga? Griuvėsiai, griuvėsiai, griuvėsiai. Perikovo di Krolo. Dar viena mašina supjaustyta. Greičiausiai visas vogtas čia buvo. Iš lankėje paskirti. Jau namuose buvo apžiūrėjęs tą vietą kaip kažką įdomiau, neturistinio. Ir jeigu bus laiko apžiūrėsiu, tai jau kur visi dar miega. Lankau neturistinės vietas. Kas meldžias, o kas šmiukštinėja. Čia galbūt kažkaip gyvulius laikė, čia kažkokie kaip loviai. Čia ant tų stalų kažkas buvo, o gal kažkokias odas išdirbdavo. Sunku pasakyti. Čia tolia tai panašu buvo. Ten panašu kažkieno namelis, liktai apsiklojęs, miega, matot, nu ką grįžinėjom.
Dar vidurio nedėjo, bet gal užteks. Būtų galima, bet... Įlantoje. Prieš mus turėtų būti važiuojus, bet Anos kalnas irgi aukštas. Ten turbūt tie kalnai, už kurių yra Amalfi. Man taip atrodo. Ir rytoj turėtume kupti važiuojų. Jeigu būtum Samoškinis, dar sugalvotum į tą tunelį lįst. Nes nuo ten čia nulipi, ten nusileidi ir eini palei kraštą. Bet čia turbūt miesto kažkoksai tai kanalizacijos tunelis. Čia žvejoja netoli nuo kranto, matos. Dvi valtis tempia tinklus. Čia kaip ir garažai, tramvajai, iš kurių išvažiuos ir pirmą stotelę sėsim į tramvajį, važiuosim į vienai parduotuvėlei čia. Napoli čempionai. Nežinau, kas padavė. Koks mažytis atsidarė. Eikit, aš užkuriu. Šiaip nežinau, kad tramvajus yra Neapolis. Nebuvo sudairęs. Konteinerio. Aragoneso bokštas ispanų laikų, kada ispanai valdė Neapolį. Panašu, kažkas irgi miega čia. Antras bokštas ir iš tų Aragoneso valdymo laikų. Šiandien verbų sekmadienis, jau italai kokią šakelę pasiėmė. Priekyje matome Nuevo Castel, naujoji pilis. O čia Neapolį 3, kiek žinau, yra pilis. Viena netoli kitos. Vaikai, ateik mus nufotins visus. Abandė, išleidė, žiūrėk. Alio. Nu? Karnavals kažkoks. Su Afrikos vėliavom. Ten kažkas su jais susiejama. Matau Senegalo liktai vėliava, Burkina Faso. Tai imigrantai turbūt gal protestuoja, nes Afrikos vėliava. Einam link Maradonos muziejų šventyklos, ispanų kvartalas, taip vadinamas Neapolį. Gentilmente qui no.
Išsiskyrėm turisto Lituano, šeima pasiliko ir ieškos kur pavalgyti. Aš bandysiu rasti laiptus ir užlipti į San Elmo pilį. Dabar jau judu link kalno, o susitiksim prie Burbonų tunelių. Tikiuosi tiesiu visur ir nemažai sėkmė. Turėčiau išlysti čia į gatvę ir ten ieškoti laiptų į kalną San Elmo pilies. O čia palaipėsim vietoj žygių. Kokie nuotikimus. Vezuvis. Įspūdinga. Visas Neapolis praktiškai. Tada pavyks užlipti ant pilies bokštą. Ten ir dar aukščiau. Štai mano tikslas šitą kalną užlipti, kur tas San Elmo pilis. Čia matau laiptai turėtų būti. Manau, kad pavyks. O štai ir laiptai. Daug kas čia lipa į tą kalną. Užlipsim ir mes. Jau nebetoli turėtų būti. Čia ant to kalno netoli pilies dar ir žmonės gyvena pasirodo. Spūdinga vieta. Tik lietuviai praėjo girdėjau. Užlipo ant kalno. Iki 20 minučių truko. Čia neįlindau į kitą muziejų, buvau įėjęs, gavau, kad ten San Elmo 6 eurai ir daugiau kainavo, ten pasirodo kits muziejai. Kad į tą San Elmo čia patekti, reikda paeit čia už to kampo turbūt. Pasiklausiau vietinių ar kitų turistų. Tikėjusi spėsiu čia įeiti. Ir liktai sakė, anoj pusėje kalno turėtų būti laiptai. Man dar reikia spėti ten iki tų Burbono tunelių. Bandau laukti eilėj, gal spėsim sulaukti. Gan greitai eilėj sulaukiau. Pasirodo, čia galima eiti tik aplink pilį už 2,5 eurų, o galima, jeigu nori ir vidų užeiti 5 eurų, tai visai nebrangu. Reikia čia apšokti ir leistas nuo pilės, bėg. Tikiuosi, kad anoj pusėje laiptai yra, nes jeigu reikės grįžti, nežinau. Čia reikės pakilti. Ir pro ten į vidų turbūt įėjimą. Ne tiek aukštai ir pakilau, pradžiai buvau tenais. Šiek tiek aukščiau dar. Dar aukščiau įmanoma pakilti. Bet reikia greitai suktis. Na, tokioj galingoj pily dar neteko vis nei Lietuvoje, nei kur nors užsienį. Čia turbūt aukščiausia vieta. Is it Capri? Yes. Dar tokio laikrodžio nemačiau, kai čia rodo.
Čia aukščiausia vieta ant pilies bokšto. Das Kastell del Uvo ist. Dabar reikės skubėti žemyn. Ja, das ist das sogenannte. Net nemačiau, kaip gaunu italų dovanų. Tokia šakelė, kadangi šiandien verbų sekmadienis. Neįdomi, taip atsiverčiau kuprinę, žiūriu, ką čia dabar liktai ir nebuvo. Nusileidau jau nuo pilies, bet dar lygiai ant kalno. Turiu 1,5 valandos surasti tos tunelius. Einu dabar pusiau aklom. Nu, tikiuosi, kad tą pusę. Svarbu nuo kalno nusileisiu. Bandysim surasti. Laiptai, 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 laiptai. Taip ekstremaliai čia vyksta eismas. Palei kraštą žmonės įma mašinos laksto, tokiam siaurom gatvelėm motociklai. Liek jau mažiau nei valandą, 50 minučių vis dar nerandu kelią prie to Domenica Morelli gatvę. Kažkur akli gatvėjai, uždari kiemai nepraeinama. Ir dabar esu prie kareivinių kazarmų. Italijos 17 amžiaus. Čia irgi ant kalną. Kad turėčiau apeiti šitas kareivinės. Nusileisti vėl nuo kalno ir gal jeigu spėju, tai būsiu. Čia tas kareivinės išlikusi. Dabar čia kažkas su policija susijęs. Ant to kalno. Bandysiu dabar čia nusileisti, tą gatvę pataikį turėčiau. Tokį ratą čia būsiu padaręs, turbūt virš valandos. Nusileidims čia irgi kosminis, kol nusileisiu, pusę valandos. Mama mija. Pagaliau nusileidžiam nuo kalno, dabar varyti kitos gatvės. Kažkur netoli jau esu čia. Išsiaiškinu, kur tą gatvę. Dar šiek tiek tiesiai turėčiau būti vieta, jeigu viskas teisingai čia. Pasirodo ratais vaikštai, jau buvau praėjęs tą vietą, kaip tie tuneliai. Kaip blitijų aikštė. Klausiai čia vietiniam kažką daugmaž nurodė, kaip eiti. Kaip grįžti tiksliau kitos. Atėjau kitos aikštės dar pusę valandos iki tų tunelių, bet dabar reikia išsiaiškinti, kur jie randa, kur mano familija. Šiaip ne taip atradau paskutinę minutę. Toks mažas vaikas italas parodęs šitą vietą. Super, super. Paskutinę minutę jau gal galau biškičiai. Ir pasakė, matyt, kad ateisi, tai praleido. Viskas puiku. Hello. Kariniai tuneliai. Kas virš 2 metrų tam blogai, reikia 4.
Čia maudydavos. Dievai. Well, keep in mind that this aqueduct system, all the same, their city was the only one and the extremely important one that a lot of people relied on to have drinking water. Basically, an underground garage and vehicles that were confiscated from the population for whatever reason they needed to be, and simply brought them down here. As you can see, we found a very nice and extensive collection of vintage vehicles. In a carriage with horses in the underground, and you can't really stand up to the king. So that's what Vigo's been doing. He decided to build a galleria exactly like the king wanted. Sorry. I want to introduce to you that colleague of mine that I was talking to you about, Gennaro. Sako, čia buvo sąvartynas paskutiniu laiku. Viskas buvo suversta, šiukšlės ant tų mašinų. Daiktai išlikę, kaip čia slėpės gyvena žmonės italai. Ir sakoma, kad čia galima tų daiktų nusipirkti ir taip paremti šitą muziejų, kuris čia yra pasirodo privatus. Italijos valdžia neremia. Sorry, Mark. What's the purpose of this? It's a toy. Čia gaisrininkų kopėčius turbūt. Taip ir yra. Jau viskas, baigėsi. Pažiūrėti. Tai nesupras Italijos, nepabūtas net. Aišku, ten provincijų gilioj, kur maži miesteliukai, ten vėlgi. Sėdam pagaliau pavalgyti. Kom čia? Tai vėl susitikom su familija savo lietuviškai. Buvom įsiskyrę kokiam 3-4 valandom. Žiūriu, kur mes čia. Pėjau tunelis, dabar sėdam pavalgyti prie jūros. Dar gal Kiaušinio pilį apžiūrėti. Jis labai senas, Rikasė 15 amžiui. Labai skanu. Rikasė kažkur Šitas itališkas. 300 metų. Tada buvo šitas Burbonų palikuonis karalius. Ir trečioji pilis. Castel del Ovo. Vadinama Kiaušinio pilis. Čia gal antroji pagal senumą Neapolio pilis. Uostą turėjo savo. Dėl pilies remonto pilis visiškai yra uždaryta. O šiaip pilis lankymas yra kaip ir nemokamas. Labai gaila, kad uždaryta.
Velykinis turiu. Komida važiuosi kitą kartą, ne tramvajimo, to bendrovės. Nematau, pastrigom Garibaldžio stotelį tramvajų. Nusuko ne ten, kur link namų. Išlipom čia kažkur. Laukiam dabar. Vienas pravažiavo netinkama. Ilgai net važiuojam. Jau sutemo. Pagaliau važiuojam namo. Pagaliau prie visų